Sveiki. Labą. Labą dieną. Tai va, šiaip keista filmuotis vasarą, bet smagu, kad susirinkom čia netoliese, Palangoj. Tai smagu tave matyti. Dar kartą. Aš tavęs nesamdau šiais metais. Susitiksim Liepos 3. Nu, susitiksim. Dar susitiksim. Tai šiandien pakalbėsim, šiaip labai įdomi tema, nes ką tik Iveta pristatė dėliodamas scenarijų, dėl ko jaunieji gailisi savo vestuvėse. Čia turėsim šitos dalykėlius ir tipsai bei daiktai vestuvių dienai, ko nepamiršti. Taip pat turėsim du pokalbius, vieną su Vilo Komodo šefe Gabrielė ir vieną su Viktorija, kuri kalbės. Svečių knygas. Taip, gamina puikias svečių knygas. Tai šiandien esame nuostabioje vietoje, Palangoj. Galima sakyti, vos ne pačiam Palangos centre, širdyje, Viloj Komodai, kur turbūt ir Taurimai esi turėjęs ne vieną šventę. Aš esu turėjęs vieną šventę prieš keletą metų, bet kiekvieną kartą, kai yra kalbama apie kokybišką maistą, apie jaunosius, kurie turi didelį dėmesį skiriantis į gerą maistą ir yra renkantis apie pajūrį, tai girdi tą pavadinimą dažnai. Tai ir keliaukim, tada pasikalbėkim su Vilos Komodo šefe. Su šefe? Su šefe. Su širdim. Direktorka. Maisto guru, virtuozė, kažką dar buvo parašusi apie save. Gabrielė Goffman. Nuostabi, visada Gabrielė Goffman. Tai ką, kaip ir tariam, tai padarėm, pas mus ant kėdutės atkeliavo Gabrielė Goffmanė, Vilos Komodos virtuvės šefė. Labas, Gabrielė. Sveiki. Tai ačiū pradžioje, kad priėmėte svečius. Visada prašom visiems. Tai kaip laikosi Vilo Komoda? Labai gerai. Labai gerai. Laukiam jau įsibėgėjančio vasaros sezono. Tai labai tam ruošiamės visus metus visada. Tai labai puikiai. Tai, bet ar Vilo Komoda turi, aišku, kažkokį sezoniškumą, ar jūs dirbat kiaurus metus? Mes dirbam visus metus, tik tai žiemos laikotarpį dirbam savaitgaliais daugiau, o vasarą dirbam visą vasarą. Bet jeigu žmonės, pavyzdžiui, galvoja šventę darytis žiemos laikotarpį, tai yra įmanoma juk. Visiškai taip. Kalbant apie erdvės, Vilo Komoda turi vidinę salę, bet kalbant, kas yra lauke, tai atrodo kaip atskira erdvė šventėms. Tai pakalbėkim ne tik apie vidų, bet ir apie išorę. Tai kiek žmonių gali pakviesti Vilo Komodą švęsti? Vilo Komoda viduje ir mes turime stogo terasą. Taip. Tai šventės galima daryti ir stogo terasų, ir viduje restorane. Tai ten talpina 36 asmenis, o lauke galime priimti daugiau. Tik jau neturime galimybės suteikti staliukų, atsisėdimų ir panašiai, bet dirbame su partneriais, kurie pasirūpina tuo. Tai yra paviljonai, pavėsinės, kurie jau ir galima tame gražiame vaizde švęsti savo šventės. Tai 36 žmonės čia, tenai parkelė apie 80 ir vienu metu tikriausiai priėmat vieną šventę. Taip, visada. Gauni privatumą. Taip, būtų asmeniškai tik apie tuos žmonės, kurie švenčia. Kambarių Viloje Komodai yra, mano žiniom, 10. Taip. Tai bendrai, pavyzdžiui, jeigu yra 36 žmonės švenčia, ar visi gali miegoti, ten yra galimybė, nežinau, pristatomas lovas ar dar kas nors? Mes maksimaliai galime priimti 24 asmenis, bet jeigu yra daugiau svečių, tai turime kaimynus, partnerius, su kuriais galime dirbti ir gali netolies apsigyventi likę svečiai. Ok, tai esi virtuvės šefė, tai man ir manau visiems čia yra aktualiausia, nes daug kas tikriausiai renkasi Vilo Komodą dėl maisto, mes irgi čia kalbėjom užkulisyje, kad visi galvodami apie geros kokybės maistą visada įsitraukia Vilo Komodą į sąrašą vietų, kur švęsti. Tai kalbant apie tą pačią tavo patirtį ir galbūt kiek laiko paties Komodos šeimos dalis, narys? Komodai esu jau 6 metai. Tai esu jau mačius labai daug ir patirties jau turiu labai daug tame. Tai nebebaisius yra jau jokios šventės, joks žmonių skaičius, tai labai drąsiai. Ir dabar mes su komanda jau labai drąsiai galim viską priimti, viską padaryti. Nu, pačios, pavyzdžiui, kaip virtuvė patirties, kaip šefės, turime kiek pati metų to užsiėmė? Beveik 10 metų. Tai jau nemažai. Beveik 10 metų. Man yra įdomu, nes vis dar žmonės, dar apie kainas pakalbėsim, bet man yra įdomu, pavyzdžiui, ar yra kažkoks išskirtinumas ar ne, nes dažnai restoranas yra tam tikros virtuvės vyrauja,
kaip yra komoda, ar jinai siūlo, nežinau, kažkokios labiau tam tikros šalies virtuvę, ar jie labiau žiūri į kliento poreikį ir norą? Mes esam labiau moderni virtuvė. Mes tokie nuo tolimųjų rytų iki vakarų ir tokie prisitaikantis moderniai. Nuo tolimųjų rytų iki vakarų, čia jau gaunas ta tokia visuma. Bet mano klausimas yra, o kiek, pavyzdžiui, ar jūs turit kažkokį savo meniu, kurį teikiat, pavyzdžiui, aš atinu ir noriu pasišventis, ir jūs teikiat meniu, iš kurių įsirinkti, tai, pavyzdžiui, yra, nežinau, ten pagrindinių patiekalų tam tikras sąrašas, ar jūs turite dar tą ekstra žvaigždutę, kad jeigu svečias norėtų, nežinau, iš tolimųjų rytų kažko, galbūt keliavo, galbūt, nežinau, ten pasipiršo kur nors ir kažką norėtų atsinešti ir galbūt paragauti. Ar paliekat opciją tam, ar tiesiog turite savo listą? Mes turime savo meniu jau sudarytą, su kuriuo dirbam, tam, kad galėtume pasiūlyti svečiui visiškai išbaigtą, visiškai pilnavertišką maistą ir be jokių nesklandumų. Tai tas tikrai gana platus meniu yra, mes jį vis karts nuo karto atnaujinam. Aš tik norėjau paklausti. Jo, nes tikrai būna, kad žmonės švenčia vestuvės ir paskui grįžta krikštynas švęsti pas mus. Tai atnaujinam, bet būna išimčių, kad nori būtent kažko. Bet tai yra individualiai derinama, bet tai tikrai yra mažai, nes tikrai visi išsirenka iš mūsų meniu. Tai kalbant apie tą įsirinkimą, ar yra galimybė, nežinau, atvykti, ar patys galbūt organizuojat kokias degustacinės vakarienės, ar yra tiesiog galimybė galbūt užsisakyti, nes aš tikiu, jeigu tu labai kreipi dėmesį į maistą, tu norėtum tikriausiai galbūt prieš tai paragauti, įsivertinti, ar Vila Komoda siūlo tas degustacinės vakarienės, ar yra galimybė galbūt atskirai užsisakyti. Tikrai yra galimybė padegustuoti ir tikrai dalis jaunųjų tai daro ir jie išsirenka tam tikrus patiekalus iš viso to meniu ir jau ką jie nori paragauti, jie paragauja ir išsirenka iki galo. Bet tikrai turim tų degustacijų iš to jų šventės meniu, kada jie gali paragauti prieš. Aš duosiu savo favoritą, kuris, nežinau, tau atrodo, galbūt paklausiu 2 klausimų viename, kuris suteikia didžiausią malonumą gaminti, kai tu pamatai, galvoji, tie žmonės, smagu labai prie to prisiliesti. Ir kitas, kuris galbūt tavo favoritas iš tos skonio pusės. Turbūt visas meniu yra padarytas su meile. Nes tavo darytas. Taip, ir visą meniu myli ir visą meniu patinka daryti. Tai neįskirtum vieną patiekalą, kuris tavo asmeniškai yra skaniausias. Yra tam tikri patiekalai, kuriuos dažniausiai renkasi. O gal išduosi? Jautiena, turbūt. Jautiena. Turbūt jautiena. Ok, ir dar prie to paties, nepabėgsim tikrai nuo tos maisto temos labai toli, tai jeigu žmonės užsako komodą, tai jie gauna, tikiu, aš tai pasakysiu, ir tau užkandžių dalį, ar tik tai eina pagrindiniai vakaro patiekalai, ar kas įeina toje kainoje iš tos maisto pusės? Dažniausiai žmonės renkas 3 patiekalų vakarienę. Tikrai turim mažesnių švenčių, kurie jau vis dažniau renkasi 5 patiekalų degustacinę vakarienę, kurie jau turi tokią gal kiek didesnį gastronominį potyrį tą, bet standartas tai yra 3 patiekalų vakarienė. Žinoma, yra užkandžiai pasitikimui, vakaro vėlyvieji užkandžiai, desertai, tai be visų šitų. Supratau, bet ar bendroje kainoje atsispindi ir kitos dienos pusryčiai, jeigu svečiai lieka? Jeigu svečiai lieka su kambariais, jeigu jie visą vilą išnuomoja, tai taip, jie gauna pusryčius. Yra 2 patiekalų a la carte tipo. Tai vėlgi atsibūdęs ryte, tu gali labai, tavo pusryčiai bus apie tave asmeniškai ir tik tau pagaminti. Čia iš viso super, toks labai nuostabus momentas. Vardinant, kokius patiekalus gauna, paminėjai žodį desertai. Ir čia mes labai šmaikštavom, kad pati pagal specialybę esi konditerė ir daug dėmesio, aš skaitant aprašymą, buvo apie tavo tos desertus minimus. Tai klausimas, kuo išskirtiniai galbūt, ar tavo pati ta meilė desertam yra labai labai didelė, ar tiesiog didelį akcentą Vilos Komodos, nežinau, toks susitarimas yra, kad kreipiate desertus? Turbūt čia mano asmeniškas yra, nes aš nuo vaikystės turėjau labai didžiulę meilę desertam ir tik desertam ir visas kitas maisto pasaulis man viskas sukosi apie desertus. Aš nuo vaikystės galėdavau išgyventi tik ant desertų, bet paskui su metais turbūt pažvelgi plačiau į tai ir eini į tos platesnius vandenius ir viskame jau gali dalyvauti. Bet tada aš paklausiu gal šiek tiek kitaip. Tai reiškia, jeigu žmogus norint išvesti Vilai Komodai, nes dažnai, pavyzdžiui, atvykus į kokį restoraną, tau pateikia galbūt tą pagrindinį patiekalų meniu, užkandžių,
bet vat, saldus stalas, tie vadinami arba desertai, nu, arba jie turi labai mažą tą sąrašą to, arba jau reikia outsourcinti iš kažkur kitur paimti juos. Tai aš kaip supratau, rūpinatės visiškai viskuo. Desertais tikrai irgi galim pasirūpinti. Gal daugiau pas mus yra tokie desertai, tie saldžių stalų. Turim ir kada prie 3 patiekalų vakarienės, kada renkas desertus, bet gal kiek mažiau žmonės renkasi, nes visą laiką turi tortą šventį. Tai po deserto eiti torto pjauti jau toksai labai saldu ant saldu. Bet tikrai galim pasirūpinti. Nors minėjai, kad tortų nėra toks didelis darimas, bet pavyzdžiui, reikalą esant, nežinau, žmonės paragauja ant to deserto, ir tikrai tu matai, kad tai yra profesionalu, ar reikalą esant, nežinau, galima tartis su komodo, kad, pavyzdžiui, komodo pagaminti vestuvinį tortą. Arba desertą kažkokį didesnio masto. Didesnio masto ne. Mes vis tiek esame istorinė vila, tai su vieta mums yra irgi, mes susispaudę, tai mūsų virtuvė tikrai nėra labai didelė ir esam prisitaikę taip, kad negalim padaryti kelių aukštų ar labai didelių tų desertų, bet viskas įmanoma, visko reikia derintis, bet labai didelių tortų nedarom vietoj. Ok, supratau. Tai dabar eikim prie to momento, kur dažniausiai žmonės, tas lietuviškas klausimas apie kainas. Ir nežinau, ar galėsi įvardintas nuo iki, bet jeigu žmonės ateina pas jūs, pradžioje mano klausimas yra toks, švenčiant vasarą ir žiemą, ar yra kainų skirtumai? Tikrai taip yra nuo sezono, nuo šventės datos, tai tikrai yra skirtumas. Tai pagrindiniai akcentai yra, pavyzdžiui, žiemą vasarą, tik toks, bet mes kadangi ir dabar esame birželio mėnuo, tai pakalbėkime labiau apie vasarą, tai jūs yra nuo pirmadienio iki trečiadienio toks kainynas ir nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, kaip yra varijuotos kainos? Labai priklauso nuo švenčių, nuo užimtumo, nuo datos. Tai negalėčiau apibrėžti, kad tai yra nuo pirmadienio iki trečiadienio ir savaitgaliui. Tai labai yra ta data individualiai derinama. Tai ta kaina prasideda nuo 80 €. Į tą 80 € telpa 3 patiekalų vakarienė ir tai yra kalbama tik apie restoraną, jau kai norima visos vilos, norima ir kambarių, ir su nakvynė, tai jau yra atskirai viskas. Supratau. O tada klausimas, bet paminėjai, kalba yra tik apie restoraną. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmonės švenčia čia restorane ir jie neima kambarių, bet, pavyzdžiui, ar tada automatiškai gaunasi, kad į kambarius gali atvykti, nežinau, svečiai kiti, ar jūs tiesiog kažkaip šaldot, ar koks yra modelis? Tai jeigu yra švenčiama tik restorane, tai viešbutyje gyvena kiti. Taip. Jo, tai tada yra ribojama iki 23 valandos. Garso ribojama. Taip. Tai garso ribojimas yra, kad netrukdyt kitiem besilsintiem, bet kada yra visa vila, tai jau tada neribojam nei garso, nei laiko, nieko. Tai realiai, jeigu, pavyzdžiui, šventi čia, įsipirki visą vilą, tai aš kaip supratau, viduje esant, tu gali daryti tą vakarėlį, iki kada nori. Taip. O kalbant apie, pavyzdžiui, lauką, ar yra galimybė, nes, pavyzdžiui, laukia, jeigu įsipirki irgi visą vilą, yra kažkokie ribojimai čia labiau miesto? Yra miesto ribojimai, taip. Man dar kitas klausimas, tada prie tos, pakalbant apie galbūt didžiausius, mažiausius, nes dažnai žmonės, turėdami kuklesnės šventės, šiek tiek vengia, nes galvoja, čia vietos priema tik nuo tiek ir ne kitiek. Ar yra pas jūs, pavyzdžiui, tas mini žmonių skaičius? Iki kad, nuo kiek žmonių priemut? Restorane, pavyzdžiui, aš noriu daryti vestuves, mūsų yra, bet aš, pavyzdžiui, noriu užsidaryti visą restoraną. Žmonių skaičius nėra, tiesiog jiems išbrangs samata. Bet tikrai turim švenčių, kada žmonės nori tik tai, jiems nereikia privatumo, jiems užtenka vienos salės, sakykime, tai jie tikrai gali pasimti vieną salę ir vakarieniauti ir gali turėti, kad ir tą pačią 5 patiekalų degustacinę vakarienę, kada jie nori to tokio labiau gal gastronominio potyrio, o ne šventės su fejerverkais. Ok, nes žiūrovai irgi galės pamatyti, nes kadangi yra erdvės kitos, tai tu gali padaryti tokį privatų ir mažesnę šventę, neuždarant visą restoraną. Taip. O kalbant apie didžiausius, ar turi ko pasigirti, nežinau, savo asmeninę patirtį, kiek reikėjo vienu metu atidavinėti patiekalų ar kokiais, nežinau, kitais skaičiais? Šiaip turbūt neskaičiuoju, bet gal didžiausias 50-60 žmonių buvo. Čia toks, bet čia vyko jau tikriausiai jau lauke. Taip.
Super, super. Nu tai mano klausimai kaip ir į pabaigą, bet aš tiesiog tavęs paklausiu vis tiek, 6 metai komodai, daug klientų matai ir galbūt kuo manai jos ir paperka komodą? Nes aš esu vedęs čia tik tai vieną kartą, tai aš dar nelabai galiu pasidalinti patirtim, kokią gali pasidalinti. Ir, pavyzdžiui, tu matai, koks ateina klientas ir ko manai yra išskirtinumas didžiausias komodas, arba galbūt net keli. Manau, kad didžiausias yra mūsų vieta, mūsų aplinka, kad mes esame istorinė vila. Tai labai daug duoda ir tą gastronominę patirtį, kurią išsineša žmonės iš čia. Tai manau, šitie 2 dalykai, kurie yra svarbiausi mums. Ir tie žmonės, kurie, tas maistas kuria emocijas ir ta emocija, kurią išsineša žmogus, tai manau yra didžiausia, ką gauna pas mus. Ačiū to, Gabrielė. Susitiksim šiandien. Ačiū Jums. Tai gerai, tai dar šiandien noriu paminėti, kad nei vienos vestuvės neapsieina be kokteiliukų, nebeįsivaizduojame vestuvių be kokteilių. Tai mūsų rėmėjas M2 baras jums padarys skaniausius kokteilius. Beje, šį savaitgalį dirbau Druskininkuose su M2 baru. Neragavau nei vieno kokteilio dėja, bet mačiau, kad svečiai liko labai labai patenkinti. Mačiau tik tai nuotrauką, tai atrodė tiek tu, tiek Mindaugas super, galime pagirti. Gražiai. Taip, mes labai gražus esame su Mindaugu. Tai gerai. Dabar šiandien svarbiausia iš tikrųjų tema tai yra netikėta renginių vedėjo Aurimo padėka jauniesiems ant kūno. 328 tatuiruotės, laukia dar 100. Taip, tokia. Aurimai. Tokia turėjau pagal. Jo pasidėjau. Aš iš tikrųjų jokiaus iš viso širdies, kai aš pamačiau tą straipsnį. Visi portalai rašo, nu tai parodysi man. Ai, parodyt tau šiandien. Rodyk. Gali matyti mažiau. Ne. Nu, čia ne visos matysis. Tai gerai tavo gyvenimo pabaigoje, kaip manai, ties kur jau pasibaigs tavo karjerą? Ties kaklu? Aš manau, kad šiaip, jeigu taip, aš šiaip nesitikėjau šito klausimą. Aš galvoju, kad tu juokavai, kai mes kalbėjom. Ne, tai nežinau, aš manau, gal tiek pat ir stojam. Ir tada jau rimtai atsakė. Nu, toks, manau, kad 600 reikėtų pravesti ir kol jausiu, kad juokingai, kol dar gerai. Kol dar juokia. Kad mikrofoną pakabinčiau aukščiausiai, ne aukščiausiai nuo to, bet tokiais, kur žmonės nesakytų, kad jau gal tu nustok. Tai tau nesakys jie. Tau tai nesakys, jie tiesiog kalbės tau už akių. Tai žinai, kai man ateis planuotojas arba kažkas režimo, Aurimai jau svečiai sako, kad tu gal nustok. Tai jau... Aišku, žinai, turbūt pirmiau baigsiu karjerą, jau kai aš baigsiu, tu turi po 2 metų, žinau, kokiu. Aš taip užsidėjęs. Taip, plius minus. Tai žinai, tu esi mano ta kelrodė, žinai. Aš vis bijau kiekvienais metais, kad jeigu paskelbsi apie pabaigą, tai galvoju, man dar 2 metai. Ir tau reikia, žinai, aš žinai vis galvoju, kad jau gal reikia, žinai, jau gal ateina tas mano laikas. Nu, faini, Aurimai, kad tu esi mūsų iš tikrųjų žvaigždė, didžioji, kad tu švieti. Aš tai, man buvo straipsnį apie ponę. Nebuvo. Buvo. Kokių? Aš neatsimenu tos, bet ten patarimų buvo irgi gerų. Bet kalbant apie tos patarimus, aš jau norėčiau... Buvo straipsniai su patarimais, ne apie ką ant kūno. Tu matėtau ten patarimą tokį, žinai, kuris tatuiruotė. Bet aš sakiau, kad visai gera idėja. Nu gerai. Aš jau norėčiau grįžkim prie rimtų dalykų. Tai gal prie rimtų dalykų grįžkim. Ar mes, nes tu atėjai su maišeliu, tai aš labai norėčiau pakalbėti apie tą maišelio turinį. Šiaip aš tau atsinčiau sąrašą, aš galvoju, mes jį greitai perbėgam, bet aš atsinešiau tiesiog kelis dalykus, kad parodyt jauniesiems, nes visada kalbu ten apie tas MV servetėlės, kurias beje dabar ir parodys. Jau čia yra iš pernai metų besibaigiantis pakelis, turiu, man atrodo, ir naują. Aš nesu MV atstovė, iš tikrųjų čia yra ne reklama, bet MV galėtų man jau pradėti mokėti už tai, arba bent jau tiekti servetėlės nemokamai, nes iš tikrųjų šitas servetėlės yra belekaip geras audiniams valyti. Tai aš jas nešiojuosi visur, Vytautas irgi nešiojas dėl to, kad pastoviai apsidrapsta, žinai, valgydamas.
Bet esmė, kad vestuviniai sukneliai valyti, mačiau čia kaip tik forumuose merginos kalbėjo, oi, ką čia daryti, jeigu blogas oras, išsipurint suknelę. Tai vat šitos servetėlės ir jaunikio kostiumai nuo pudros dažnai. Ai, padėjo švarkai. Taip, nuo pudros išsitepa, tai... Nu, žodžiu, MV, mokėkite man už reklamą, nes jūsų servetėlės vestuvės yra pagalba. Tai pravaromės tą sąrašiuką. Tai gerai, aš skaitau, galbūt pradėsiu nuo nuotakos pagrindiniai daiktai. Taip. Nuo šito pradėsiu, tai, suknelė. Taip. Ką turėsim pakomentuoti, stojam, bet čia varau visą sąrašą. Jo, varyk. Taip, apatiniai priderinti prie suknelės šiaip yra svarbus dalykas. Apatinius turėtų jums suknelių salone patarti, kokie tai turėtų būti apatiniai. Antroji vakaro suknelė. Bateliai, vieni gražus, kiti patogus, būtinai panešioti iki vestuvių, čia yra žiauriai geras dalykas. Taip, čia. Aš matau, iš tavęs išgirdau, bet aš vis dar kreipiu dėmesį ne tiek į nuotaką, kiek į jaunikį. Vis dar sakau, jeigu jis nesidarmovėjęs, tai kokią savaitę iki teliką pažiūrėk, žinai. Šiaip aš esu girdėjus, kaip tu patari jaunikiams, tai čia yra labai svarbu, nes nuotakos tai jo žino, plus minus jos vis tiek domisi, bet jaunikiai, jie nesidomi, jie dažniausiai nusiperka kelios dienos iki vestuvių ir tikrai nepanešioja. Tai aš esu ne vienam jaunikiui davusi tų savo pleistriukų. Tai iš tikrųjų, jeigu nesat pranešuo arba jeigu net esat pranešuo, tai va šitie complete pleistriukai, jie iš tikrųjų yra, nežinau, į kurią kamerą rodyti, į šitą. Tai šitie yra iš tikrųjų patys geriausi. Tai jeigu netgi turit įtarimą, kad jums gali graužti batas. Tai tiesiog, aš kaip sakau, reikia užsidėti jauti, kad jau kažkas lyg ne to, iškart dėkis ir važiuoja. Taip, geriau įsidėti, negu paskui kankintis. Nuometas, kas be ko, auskarai, jeigu turit kelis variantus, spręskite, kai būsite pilnai apsirengusi prie vestuvės. Taip, čia yra labai svarbu, nes nuotakos dažniausiai nusiperka kelis ir klausia dar neapsirengusi. Tai kada jau apsivilksite suknelę, jau paskutinis dalykas, ką užsidedat, yra auskarai. Priemonės, kurias davė arba nurodė nusipirkti makiažo plaukų meistrė. Taip. Plaukų lakas, pudra, lūpdažis, dezodorantas. Taip. O jaunikiai šiaip rekomenduoju, nežinau, ar tu rekomenduoji ar ne, bet čia man prieš porą metų asistentas vienas parodė, esant karštom vasarom, aš nežinau, kaip tiksliai vadinasi, bet aš jas vadinu tokie pažastų padukai. Įklijuojasi marškinius. Iš tikrųjų, aš juos, man atrodo, čia turiu. Aš jau pats, taip, aš renginiuose pats naudoju, jaunikių čia yra... Aš įdedu jauniesiams, jie dažniausiai nežino, kas čia yra. Tai va dabar visiems pademonstruoju, čia tokie, įklotėliai yra specialiai. Aš juos perku Kinijoje, kai važiuoju į Kiniją. Aš jų prisiperku Kinijoje. Važiuojam toliau? Taip, toliau. Taip, šukos. Be abejo. Rankinė, kurie laikysite svarbiausios daiktus fotosesijos metu, jokios specialios pirkti nereikia. Taip, nereikia, nėra nei skėčiai, neegzistuoja specialūs kažkokie nei rankinės, tai tiesiog paprasta rankinė, nes jūs jos vis tiek su savim nesinešiosi, tai tiesiog yra daiktas, į kurį dėsite savo reikalingas priemonės, jis bus automobilį arba kažkas jums panešios. Čia labai yra įdomus, nes aš pirmą kartą šiaip girdžiu, nemeluosiu apie tokį dalyką. Įsitikinkite, ar nereikia suknelėms lipdukų papildomų, kad neatviptų kraštai. Taip, tai labai dažnai suknelės, va dabar šį savaitgalį, beje, nuotakos suknelė buvo, kad, per čia laikosi audinys. Ir, žodžiu, aš nežinau, ar aš turiu čia tuos lipdukus, šiuo metu neturiu, bet mergino žino, dvipusė speciali juostelė, tiesiog prie kūno ir prie audinio, kad ir kartais būna taip, kai merginos ar nepadaro, truputėlį atvimpa, jums vyrai patinka, bet mes nelabai norim, kad mums viskas ten kristų. Tai vat šitas juostelės patariu nusipirkti. Kągi, važiuojam toliau. Kulniukų apsaugas į ceremoniją ant žolės ar kažkur yra dalis jos? Minkštas grindinys.
Taip, tai kulniukų apsaugas, jas galima nusipirkti įvairiose šokių parduotuvėse, bet taip pat galima parsivežti iš Kinijos, kai važiuosite į kelionį į Kiniją. Daug iš reklamos, aš nežinau, ar mūsų neužbanins, dėl to, kad man atrodo dabar yra tas įstatymas, kur mūtų, bet gerai, važiuojam. Nesvarbu, bet aš manau, kad jūs visi žinot, apie ką aš kalbu. Galvojau, kad turiu maišelį, kurį duodu jauniesiams, bet prisiminiau, kad nuotaką panaudoju. Okay. Ir aišku, netidavė, bet galėsim pridėti. Kągi, pudra, apie pleistrus jau minėjom, tai pudra padeliai bateliams, kad neslidinėtų koja. Čia šiaip irgi labai toks įdomus. Taip, čia yra labai, aš beje turiu. Juos galima batų parduotuvėse įsigyti, tai jie irgi klijuojasi į batelį, kad neslidinėtų koja. Nu ir čia yra daug dar tavo punktų, ar ką reikėtų šiaip atsiminti jauniesiams, tai labai daug įvairybių. Šiaip aš dar sakyčiau, greitai galbūt galim tą viršutinius tuos atmintinę tiesiog jauniesiams. Šiaip ją rasite pas mane Instagrame. Tarp postų. Nemokamai prieinama, bet galbūt greitai perbėkim, kad pakomentuoti. Gerai. Tai iš vakaro stenkitės neturėti jokių darbų, stenkitės pailsėti. Mano pagrindinis patarimas yra, kad jeigu ruošitės ne namuose, o geriausia ne namuose ir ruoštis, važiuoti į kažkokį tai viešbutį, kuris turi spa, nueiti iš vakaro į spa, tikrai neprisidaryti visokių savo darbų, pasidarykite juos dar 2 dienos prieš vestuvės, žodžiu, tą dieną prieš vestuvės pasilikite tiesiog poilsiui ir pasibuvimai kartu arba su draugais. Darbų sąrašą pasiruošti? Taip, pasidarykite darbų sąrašus iš anksto ir daiktų sąrašiukus. Tai iš tikrųjų labai svarbu yra daiktus susidėlioti vestuvių dienai taip, kad bet kada jūs, pavyzdžiui, sėdit salėj, ar, pavyzdžiui, esate ceremonijos metu, jums prireikia kažkokio daikto ir jūs galit nusiųsti kažkokį tai žmogų, tarkim, jūsų koordinatorę, draugę, liudininkę, paimti daiktą. Kad žmogus nuėjęs, va ten, tam ir tam maišelį yra, netgi, sakyčiau, sąrašiukus galima užklijuoti ant maišelių, kad būtų daug lengviau. Tas daiktų surūšiavimas yra labai svarbu, nes aš esu turėjusi labai daug vėlavimų vien tam, kad turi didžiausią lagaminą nuotaką su jaunikiu ir jie ten rausės ieško, pavyzdžiui, varlytas. Įsivaizduok, didžiulis 30 kilų lagaminas. Rytoj nusimatykite laiką dušui, plaukai turi būti išplauti ir išdžiovinti. Taip, čia yra meistrių tiesiog patarimas. Nusimatykite laiką pavalgyti pusryčius ir susiruoškite užkandžius į automobilį, jeigu fotosesijai. Arba nusimatykite laiką, kada valgysite fotosesijos metu, kažkur kavinėje, restorane. Arba turėkite kokį nors sneksų, kad fotosesijų metu. Taip, jeigu norėsite šampanėlių šiek tiek, fotosesijos metu, nusipirkit mažus buteliukus ir turėti šiaudelius, tai bus ir patogiau ir neapsipilsite. Taip, nes labai dažnai būna, kad jaunieji pasiima šampano, bet neturi taurių. Tai tiesiog, kad nežaisti su tom taurėm, nesivežioti jų, nesudaužyti ir panašiai, aš visada patariu tuos mažus buteliukus nusipirkti ir nusipirkti šiaudelius, nes ir makiažą taip nesusigadinsite ir tiesiog absoliutus patogumas. Jeigu atlikti pavedimai iš vakaro tiekėjam, jeigu norite mokėti grinais, tai suraškite vokelius iš vakaro. Kad tiesiog nereikėtų jums vargintis. Nepamirškite iš namų pasiimti telefoną pakrovėjų, čia šio laikiniam dienom, kadangi visi nori socialiniuose tinkluose būti, bet jeigu ką, dažniausiai pas didžėjų atsiduria. Aišku, visi rūbai, higienos priemonės į viešbutį, irgi pasidarykit sąrašiuką, kad nieko nepamirštumėt. Tai taip pat vaistai, čia tiesiog reikia pagalvoti, kokios dažniausiai bėdelės jūs ištinka, ten galvos skausmas, migrenos, nežinau, pilvo virškinimo kažkokios tai problemos. Tai visų tų vaistų patariu vestuvių dienai turėti, kad tiesiog alergijos ypač.
Tie patys pleistrukai Complete ir paprasti pleistrukai pirštams. Žinok, labai dažnai būna, kad ištinka, įsipjauna, nagą nusilaužia. Nu, žodžiu, labai dažnai tų paprastų netgi pleistriukų, žinai, prireikia, tai nepamirškite ir jų nusipirkti. Šiaip abiejai kvepalai yra akiniai nuo saulės, juodas skėtis, ši irgi tavo sąraše yra, sausų servetėlės, ausų krapštukai. Taip. Tai ausų krapštukai, beje, čia tu tingėsi skaityti, bet iš tikrųjų labai geras yra patarimas. Čia viena makiažo meistrė visada mano nuotakom patarė, ausų krapštukai įsikišti į nuotakos puokštę. Ir kada jaučiate, kad nori bėgti ašaros, tiesiog su tuo krapštuku paliesti. Jokių būdų nelieskite savo veido rankomis, todėl kad jūs sušildote makiažą ir toje vietoje jau makiažas pradeda bėgti. Tai bėganti ašara beje yra daug geriau, negu kad jūs nubrauksite su ranka. Tai čia dar toks labai fainas yra patarimas. Kada kaupėsi ašaros, išplėskite akis ir žiūrėkite į viršų. Kelis kart greitai kvėpkite per nosį ir iškvėpkite. Jokių būdų nelieskite veido rankomis. Bet čia dėl to ausų krapštuko tai labai geras, tikrai. Žinok, pirmą kartą girdžiu šitą. Tai va, tai čia toksai tiesiog tipsas. Garų lygintuvas, šlapios servetėlės, pasai, būtini civiliniai santuokai tiek jum, tiek liudininkam. Prie sykos, jeigu jie sakysite. Dovanos, šeimos židiniai, jeigu reikia. Tiesiog pasitikrinkite, ar nusiuntę esate koordinatoriai, planuotojai, dekoratoriai, sodybai, maisto tiekėjai, galutinių svečių sąrašus, jeigu kažkas atkrito paskutiniu metu, jeigu patys planuojate savo vestuves, nepamirškite išsiųsti visiems galutinių sąrašų, kad tiesiog nebūtų paskui nesusipratimų. Taip, dar yra informuoti paslaugų tiekėjus, kuris yra jūsų kambarys viešbutė, čia irgi šiaip yra, jeigu arba nakvynės vietoje, kad tiesiog patogu yra. Taip. Ir dar labai svarbus mano patarimas yra labai dažnai jaunieji pamiršta, kad iš viešbučių reikia išsiregistruoti dažniausiai 11-12 valandą. Tai būtinai iš anksto jau sutarkite su viešbučiu, dažniausiai galima pasilikti ilgiau, jeigu kartais jums reikia daugiau laiko viešbutyje. Tai va, tai... Toks sąrašėlis. Ir tokie punktai, kad... Toks ir sąrašėlis, dar čia truputį greitai perskaitysiu, ką aš įdedu savo jauniesiams. Jie gauna, užsakant, jie gauna šitą lūknešėlį. Jo, tai tiesiog čia šitą lūknešėlį reikia vežioti su savimi fotosesiją ir šiaip labai geras dalykas vestuvių metu. Tai tos MV servetėlės, siūlas ir adata, garų lygintuvą, žiogelis, vėduoklį, jums ir svečiams, jeigu karštas skėtis, taip pat skėtis nuo saulės, kramtomos gumos aš patariu turėti, nes jeigu pavalgot kažkokį užkandą ar ką, tiesiog, kad jūsų burnos kvapas visada gaivus. Taip. Vaistai, įvairūs pleistrukai, dėžutė dovanoms. Neatsinešiau tos dėžutės dovanoms, bet vokelių dėžutė turiu omeny. Pūkūnų rinkėjas, tai čia mes šitą daiktą turim omeny, ausų krapštukai, vatos tamponėliai, higienos priemonės merginoms, kada dažniausiai, čia toks gal intimus ar ne ką pasakysiu, tai merginos labai dažnai susirga vestuvių metu mergaitiškom problemom, tai būkite pasiruošusios, jeigu turi būti ten po savaitės ar vėluoja ir panašiai. Lipni juosta. Tai va, tai toks tas mūsų sąrašiukas. O dabar dar turime laiko pakalbėti šiaip apie įdomų dalyką, apie ko jaunieji gailisi. Ko jaunieji gailisi. Tai aš iš tikrųjų pasivogiau iš forumų. Tai ko gailisi? Labai galvoju, faina tema, tai žadėjau nevokt ir tiesiog padaryti savo Instagram'e tokią pat apklausą, bet galvoju, kad čia viskas yra sudėta. Taip. Tai tiesiog... Kam daryti perteklinį darbą? Taip, kam dirbti, jeigu gali pasidaryti screenshotis ir va. Taigi čia kelias iš žvaigždės taip gimė.
Taip. Tai va, gailiuosi tik to, kad per mažai dėmesio skyriau savo vyrui ir pačiam šventės jausmui. Per daug dėmesio skyriau svečiams, detalėms ir kitam pasiruošimui. Tai čia yra labai didelė klaida, kada nuotokos dažniausiai mėgsta sekti tą dienos planą, sekti ar viskas ok. Tiesiog mano patarimas yra pasiimkit koordinatorę ir atsipalaiduokit vestuvių dieną. Apie nieką negalvokit, nes vėlavimai ir tikrai nebus viskas 100% niekada taip, kaip planuota. Vis tiek kažkokių mini detalės ar laikas kažkiek vis tiek keičiasi, kaip ir vakaro programa, ar ne? Mes ją susidėliuom ir aš visada jauniesiams sakau, jūs negalvokit, kas kada turi būti, nes viskas gali keistis ir nieko tokio, jeigu ten tą tortą ar anksčiau ar vėliau, žinai, pjaus, tai čia tikrai nieko tokio. Svečiams dovanėlės prie stalo. Visiška nesąmonė. Šventės pabaigoje jos tiesiog mėtėsi. Tai taip ir būna. Taip ir būna. Nebent jos yra kažkokios asmeniškos, nes, pavyzdžiui, ne tai, kad asmeniškos, bet kažkiek susijusios su jumis. Aš turėjau gegužės pradžioje jaunosius, kurie būdų bitininkai yra. Tai dovanoja visiems svečiams savo to kurto medaus. Taip. Tai dar buvo kažkiek taip, bet kartais būna šventys ten koks saldainis, dar kažkas. Taip. Nepasiema, taip. Nu, kokie vat laiškeliai, kada tikrai va toks, kai jaunųjų, kaip sakant, rankų darbas kažkoks, tai tada dar svečiai vertina, bet jeigu tai yra pirkta dovanėlė, tai... Man yra labai gražiai, man dabar vieni Liepos mėnesį jaunieji planuoja darytis meniukus, o kitoj pusėje yra nuotrauka su svečiu. Nu, pavyzdžiui, tai pakvietėjus. Tai tavo fotkės su jaunaisiais, ne tavo konkrečiai jaunas, bet tavo su jaunaisiais, kad tu tokį prisiminimą, kurį tai čia labai labai nice. Taip. Tai va, šampano piramidė nebeimčiau daugiau tikrai. Tai čia, sakyčiau, nėra gal ta šampano piramidė kaip ir blogis. Tiesiog sakyčiau, kad nebereikia jos daryti tikrai vidurnaktį. Ją galima po ceremonijos daryti, jauniesiam atvykus į šventės vietą galima daryti. Aš turėjau 5. Šeštadienį, man atrodo, tai labai tas vaibas visiškai kitas, gyviau, energingiau, gražiau ir super. Nes šampanas ant kito alkoholio yra labai blogas pasirinkimas. Tai ir žmonės, kurie protingi, jie tikrai to šampano nenori. Tai aš turėsiu beje šį šeštadienį po ceremonijos šampano. Iš karto, bet bažnytinė buvo ceremonija. Taip. Manau, kad visai cool. Tiesiog, žodžiu, visi dalykai, jie nėra blogi, tiesiog jų pateikimas. Čia kaip tas pats tortas. Visi bijodavo to torto, kai mes tiesiog visiems, tikrai tokia kaip šabloną turėjom, kad spjaunamas yra 12 valandą. Bet kai aš dabar iš viso, man atrodo, kad tas tortas atranda naują savo gyvenimą. Nes dabar kiek pasižiūrėsi savaitgaliai istorijų, po ceremonijų, vakaro pradžioj, patys dekoruoja. Tai man tie konditoriai, man atrodo, dabar išgyvena ne tik aukso amžių, bet tokį, jie jaučia, kad yra vėl svarbus. Taip, kad jau tas tortas nebėra dėl grožio kaip anksčiau. Jisai būdavo dėl grožio, prastovi ten visą vakarą ant saldaus stalo, dabar tikrai tai yra, kaip tu praeitą podcastą pasakei, vestuvių dalis. Taip. Toliau, gailiuosi, kad per daug proseko išgėriau ir paskutinės 3 valandas kažkaip per daug apsvaigus jaučiausi. Tai čia jau yra jūsų problema. Taip, jeigu neturite saiko. Centro numerį. Priklausomybių centras visada jūs, šiaip iš tiesų stengiatės vartoti atsakingai. Taip, vartokite atsakingai. Čia mergina gailisi, kad nenusifotografavo tik su mama. Neturi nuotraukos su mama. Tai... Nu, čia stipru šitas, tikrai toks, aš manau. Šiaip iš tikrųjų prieš vestuves reiktų paruošti sąrašiuką fotografams, kad tiesiog jie būtinai padarytų nuotraukas su tam tikrais žmonėmis. Taip, čia iš tikrųjų geras dalykas, nes dabar yra tikrai madinga imti reportažinius tos fotografus, kur gaunate tik reportažą ir negaunate tų statytinių nuotraukų, nors jos yra nuobodu, bet po vestuvių jų ir trūksta. Gailiuosi, kad per mažai dariau pati nuotraukas ir neturėjau papildomo žmogaus, kuris darytų nuotraukas bent
vien telefonu, nes 9 mėnesiai po vestuvių praėjo, o neturiu nei vienos nuotraukos. Tai čia ji turi omeny, paskui ten paaiškina, kad fotografas dar vis neatsiuntė nuotraukų. Gyvulys. Nu tikrai jau 9 mėnesiai, čia ir kūdikis gimsta dar 9 mėnesius, o jūs neišgimdate nuotraukų. Bet manau, kad kaip yra fotografai atsiunčia keletą tų kadrų, tai čia mano komunikacija reikalinga. Taip, bet jo, iš tikrųjų aš irgi kartais jaunieji, kada būna, žinai, kartais nenori, kad fotografuotų, kad būtų įlindę į telefonus, bet čia nėra blogai, nes kartais tokių fainų kadrų pagaudo, kad nei fotografas tokių, žinai, jie turi kitą prieimą. Taip, jie turi kitą asmeniškesnį, žinai. Taip. Viskas buvo okei, tik aš jaunoji visą naktį lakščiau, atsiskaitinėjau su tiekėjais, reikėjo tai pasilikti kitai dienai ar savaitai. Nu tai... Persijauskit anksčiau, arba tiesiog turėkit koordinatoriai, dar kažką. Taip, arba kažkam tiesiog deleguokite šitą dalyką. Dažnai būna. Taip, kad nepatikrinome, jog kondicionierius neveikia, o lauke buvo 30, viduj buvo 32. Jo, čia iš tikrųjų jau mes tada, kai darėm pirmosius podcastus ir pasakojame, į ką reikia atkreipti dėmesį nuvykus į šventės vietą, tai kondicionierius yra tiek kambariuose gal dar dzin, bet šventės vietoje, nes jau su kondicionierium būna karšta, o ką jau kalbėt, kai tai tiesiog baisu. Žinok, aš manau, kad kambariuose irgi gana aktualu, nes man, pavyzdžiui, su vienais kalbėjau, kaip pailsėjot, kaip ką, po šventės turime neištikiu, gal ir galvo tokia sunkesnė. Sako, nebuvo kondišino, pasilikom langus pradarytus, tai sako, mėgojom kaip safari, nes nuodai dar kažkas tokio. Taip. Tai kambariuose irgi būtų gerai, kad turėtume kondicionierius. Taip. Mes labai gailimės, kad neturėjome filmuotojo. Niekas nenufilmavo mūsų šokio, o jis buvo toks geras, tai pavarėm. Šiaip dėl filmuotojo, beje, buvo daugiausia, turbūt, kad tikrai gailisi, kad neturi filmuotojo, čia jau esam labai daug, kad neturėjome videografo. Čia gailisi žmonės dar, kad neturėjo mobilaus baro. Čia jau retai sutinkama. Nėra vestuvių be mobilaus baro šiais laikais. Taip. Labai retai, kada pasitaiko be. Taip, tai čia vėl pakomentuoja, kad mobilus baras vestuvės yra reikalingas, kaip ir videografas. Dar vienas labai geras, gailiuosi, kad neturėjau bandomojo makiažo. Čia irgi mano jau patikrintas ir nuo pernai aš sakiau, kad visom nuotakom privaloma yra bandomasis makiažas ir šukuosena. Ir mergina viena gailisi, kad pirko suknelį iš salono, o nenuomavo. Dabar neturiu ją kur dėti. Šiaip su tais pardavimais aš kiek kalbėjau, kiek tu matai vėliau Facebook'e arba šiaip. Tai belėkė. Tai ten tie pardavimai ilgi. Mano nuotako, žinok, po 3-4 metus neparduoda ir paskui tiesiog pasiduoda ir... Iš karto pasilieka staltiese. Lieka dukrai. Vdrug gimsta sūnui. Tai ką, dar šiaip yra, kalbant apie tokius momentus ir galbūt galėsim nukeliauti į pašnekovę. Tai, pavyzdžiui, aš turėjau Nidoj vestuvės ir labai džiaugiasi, kad po pradžio galvoja, kad nereikia. O kadangi vestuvės buvo daug iš užsienio svečių, kai kurie iš Lietuvos, pats jaunieji gyveno užsienyje, tai jie norėjo tokių sentimentalių dalykų. Tai vienas sentimentalių dalykų, aišku, epsiukas, kurį naudojam, tai tokia su reklama. O kitas dalykas tai yra ta palinkėjimo arba svečių knyga. Taip. Tai ir būtent šiuo atveju mums labai pagelbėjo Viktorija, kuri 2 dienas iki įdėjo paštomatą, viską surašė. Tai, manau, mes galim ir keliauti pas Viktoriją pasikalbėti. Keliaukim pas Viktoriją, pakalbėkim, kaip įamžinti prisiminimus ir palinkėjimus. Labas, Viktorija. Labas. Atvykai pas mus, čia labai ačiū. Ir mano klausimas, turim pasipuošę visko, turim žiedų dėžutės, knygutę, kurią gauna klientai, vieną išpakuotą turim knygutę, pastai darbo knygutė yra.
toks grožis. Jokavai, kad batsiuvis su batai šiuo atveju restaurantas tavo knyga. Nukankinau savo kolegę. Mano klausimas yra tau. Kaip pačios svečių knygos? Ar jaučiasi, tos palinkėjimų knygos, ar jaučiasi, kad žmonės galvoja apie jas, susidomėjimas jomis, ar jaučiamas iš klientų? Jaučiamas, tikrai jaučiamas. Vis tik šitie sentimentai išlieka ilgam. Čia net ir po 10 ir po 15 metų jie gali atsiversti. Pats prisiminti visus tos palinkėjimus, nuotraukytės, kas priklijuota, nes labai populiaru yra knygose su vieta nuotraukai momentiniai. Čia šitą būtent gal tokia yra? Galim pakuoti. Aš galiu išpakuoti, nes aš prieš tai norėjau. Tai tu sakai, palauk, kol filmuosim. Taip, tai čia aš galiu atsukti šitą kamerytę. Taip, čia yra vieta. Šiaip, gal nuskambės labai keistai, bet man... Labai didelis pliusas, mes kadangi net senai turėjom situaciją, kur man reikėjo šitas knygutės, tai kas yra labai gerai, tikrai matomės tų palinkėjimų knygų. Ir kai būna, pas tavai yra ir parašta lipdukai, tu jas nuklijuoji. Visada. Nuklijuoji ir čia jau gali klijuoti nuotrauką. Tai va čia, žinokit, atkreipkite dėmesį. Aš jaunuosiu būtent noriu kreiptis, kad nes jeigu jų nėra, ten prasideda žaidimas tam lipniom juostom, kas turi, kas neturi, jaunieji dar kaip visada pamiršę nupirkti. Labai nepatogu, čia mes kažkaip stengiamės iki smulkmenų viską išgalvoti, kad nereikėtų. Ir aš kaip supratau, būtent šita knygutė yra dar su klausimynu. Taip, su anketos klausimais. Tai va, ir kas dar yra smagiai pas te, visada turite tokį akcentą, kad pirmoji nuotrauka yra jaunųjų. Taip, turim 9 variantus, o esant reikalui netgi kuriam individualiai pagal kliento poreikius, būna patys atsiunčia su žodžiais, kokiu norėtų. Tai darom ir individualią spaudą ir net galima ir individualius klausimus. Bet turim labai daug pavyzdukų, variantų, gal berods 12 ar 14. Tai tikrai klientas randa iš ko pasirinkti. Nėra taip, kad tik su linijom darom ir tik pirmas lapas toks. Turim tikrai daug variantų. O priekyje, pavyzdžiui, nes kartais, kai atvyksti, matai, kad ten būna, pavyzdžiui, kokie jaunųjų vardai ar pavardė. Taip, čia yra iš mūsų vitrinos, iš studijos, nes stengiamės turėti, čia sakau stengiamės, nes aš dirbau su kolegija Jurgita. Taip. Tai visada norim, kad būtų vitrina pripildyta ir labai ypač šiemet ateina klientai čia ir dabar. Kada vestuvės, sako, aš šį savaitgalį ateina ten kokią antradienį ir sako, ar padarysit? Nu tikrai ne, bet turim begalės pagamintų knygučių ir gali iš ko rinktis. Tai čia tiesiog yra toks bendras palinkėjimai. O įprastai klientai renkasi ten inicialai jaunųjų, vardai, pavardė, šūkis. Tai vat, maketuojam visada individualiai irgi atsiunčiu keletą skirtingų šrifto variantų. Tai vat, visas tas detalės nuo A iki Z kuriam su klientu. Mano klausimas tada prie to paties yra dar toks, kad tu paminėjai, kad ateina antradienis, atrodo, savaitę. Šiemet labai daug. Tai mano klausimas, kada reikėtų kreiptis į palinkėjimų knygų, nežinau, gamintojus, kad tu turėtum galimybę ir pasirinkti iš variantų, ir turėtum ir pasirinkimo teisę, ir galbūt spalvą, turėtum laiko. Kuo anksčiau. Svarbiausia, aš savo klientams sakau, rezervuojamas laiką, o visas detalės pasirinksim vėliau, kad ir net ir anketos ten, jeigu norės specialios kažkokios spaudos, tai viską pasiruošiam, bet lapų skaičių pasiliekam į ateitį. Ten mėnuo prieš šventę jau susiderinsim, kiek reikia knygoje lapų, bet rezervuotis laiką gamybai jau rekomenduoju, kad ir prieš pusmečio. Okay. Tada ramiai visus audinukus, visus užrašiukus, viskas. Paminėjau fizinę parduotuvę. Tikrai esate įsikur Klaipėdai su kolegė? Adresas? Taikos 25, Vestuvių mados namai. Va tai, gerai. Bet siunčiate visą Lietuvą, man nėra tekę, kaip sakau, pagelbėti kitais klausimais. Tai... Kai tu naktį pats pasiėmė, pamačiau, patikrinau, nes pergyvenau, galvoju, čia iš po darbų ar nepamirši knygos, žiūriu, 4 ryto pasiėmė. Taip. Tai tas variantas yra. Jūs dar taip pat turit ne tik palinkėjimų knygas, bet, pavyzdžiui, darbo knyga, tai tas, mes kaip kalbėjom su Iveta, ar čia reikia pristatyti,
Bet gerai, pačiom ir nuotakom yra savo darbus vestis vienoje vietoje, Taip. visas užduotis vestis vienoje vietoje, tai tavo rankos, kaip suprantu, yra tokia va darbo knyga. Čia yra tiesiog mano darbo knyga. Ai, čia tavo asmeninė? Jo. Kolegė suvidėjo Jurgita, nes labai kažkaip žiemą buvo populiarus modeliukas, sakiau, aš irgi noriu suvinėtis. Bet tiesiog aš čia savo klientų užsakymus pildau, bet nuotakos būna užsisako, kur be datų užrašinės. Tiesiog viską veda savo vestuvių, visus tuos planus, iki smulkmenų susirašinėja visas detalės. Tai vat, kam reikia, kad ir užrašinės visada irgi galim pagaminti, ar darbo kalendorius. Jau kai baigėsi vasaros sezonas, prasideda darbo knygų maratonas. Dar norėjau paklausti, šiek tiek grįžtant prie palinkėjimų knygų, tu paminėjai lapų skaičių. Kiek, pavyzdžiui, jeigu šventė yra 50 svečių, kiek tu planuoji, rekomenduoji tiksliau lapų turėti? Ar čia nuo svečių skaičius, ar nuo ko? Čia panašiai kaip ir su kvietimais. Vienas lapas rekomenduojamas vienai porai, nes įprastai rašo pora dviese tą sveikinimą. Ir vienas lapas rekomenduojamas vienam asmeniui atėjusiam be poros. Tai labai panašu kaip ir su kvietimais. Ateini į porą, į šeimą paduoti tą kvietimuką, tu duodi vieną, ne du. Taip. Tai ir palinkėjimus rašo kaip ir įprastai vienas, kaip nuo šeimos kartu, o ne kiekvienas atskirai. Tai visada mano klausimas nuotakom, ne kiek žmonių šventėjai, o kiek bus porų ir kiek bus asmenų be poros. Supratau, taip pat žiedų dėžutės, aš galiu gal išpakuoti? Žinoma, taip. Žiedų dėžutės irgi jūsų yra. Taip. Ar jūs parduodat, nuomojat? Parduodam. Visada irgi gaminami individualiai ir gali būti ant viršelio dangtelio inicialai, ar vardai, ar data. O dar stengiuosi, kad vidus po šventės išsiema, tai gali tiesiog kaip ir bižuterinė dėžutė. Jau išminėti, nežinau, iš tai. Paskui bus sunkiai dėti. Taip. Nes, bet tu labai gerai paminėjai, nes turi būti praktiškai, nes kur tu vėliau, žinai, padės, jeigu nėra to. Tai kalbant apie žiedų dėžutės, irgi man labai patinka, nes tas variantas yra, kad, jaunieji, retai jau pasitaiko, kad tiesiog žiedus atsineša, čia vienas iš kokių 100 variantų. Bet kalbant apie tas dėžutės, nes turi to tokio grožio. Tikrai labai fain. Labai elegantiška smulkmenėlė, tokia detalė šventėje. Kalbant ir šiaip dėliojantis palinkėjimų knygos, viskas, kas galbūt atsiranda, nežinau, ar dažnai dabar būna klausimyno anketos, ar labiau būna nuotrauka ir tekstas, būtent vieta tekstui? Labiau šį sezoną anketos. Anketos. Tai būdavo, anksčiau taip mirguliuodavo. Tai anketos, tai linijos, tai iš vis tušti lapai be spaudos, tik tai su lipdukais nuotraukom momentiniam tvirtinti. O dabar paskutinį šį mėnesį eina pagrindė anketos. O ką labiausiai pastebėjot, pavyzdžiui, į ką klientas kreipia labiausiai dėmesį renkantis tokią palinkėjimų knygą? Ar ateina ten su konkrečiu, nežinau, noriu tokios ir ne kitokios, ar galbūt kažką asmeniško dėliojas, ar galbūt kaip tik tiesiog pasitikė jumis ir ką patarsi? Įvairiai būna. Dažniausiai sulaukiu tokių užklausų, ar rasit man vietą, nes labai noriu knygos pas jūs. Tai labai taip glosto. Bet būna, nori kai kurie būtent identiškos anketos, pagal jų norą atsiunčia savo klausimyną, tai už papildomą kainą mes visada individualiai irgi viską sumaketuojam. Kokiu esi galbūt keiščiausių klausimų anketai rašius? Arba tokių nestandartinių, žinai, kur bus vaikas krepšininkas ar futbolininkas? Turėjau praeitais metais, kad visas lapas buvo vien klausimynas. Visas. Su kolegė sakom, kurie klijuos momentinę nuotrauką. Bet kai susimaketavo, viskas gražiai žiūrėjosi. Tai žmonės gali tavo... Buvo, iš kur atvažiavai, šalis ten visas irgi ten sužymėti, nes daug buvo iš užsienio. Ir su kuo atvažiavai, motociklas, laivas, lėktuvas, traukinys, mes tų ikonyčių visokių anketoj. Aš jau mačiau ir čia buvo irgi ikonų, tai ikonų irgi nėra taip pat tiesiog. Čia buvo kas gims pirmas, berniukas ar mergaitė. Taip. Šiaip tai mano klausimas yra toks. Išduosi, kokie yra, pavyzdžiui, kainų rėžiai renkantis palinkėjimų knygą? Nuo iki, pavyzdžiui.
Kaina labai individuali, nes priklauso nuo viršelio dekoravimo, nuo vidaus lapų skaičiaus ir nuo lapų būtent kaip čia, technikos tipo. Ar su spauda, ar be spaudos. Čia šitos knygutės, man atrodo, galiai yra ir kaina surašyta, nes ir kiek lapų viduje. Galiu pasakyti? Žinoma. 69 €, 19 lapų su anketa. Taip. Tai va visur ir vyksta. Nėra pigu, bet stengiamės Bet šitoks tą šventė. kainą ir atlaikyti. Taip, nes, popierius vien jaučiasi, kad, kokybiškas, sakai, tokias knygas aš pats dažniausiai, kur vartau, atvažiuojus paskui šeimos narius, per jų vestuvės norisi prisiminti tam tikrus akcentus. Taip. Tai net kartais pasižiūri, tai vietoj tų senųjų fotoalbumų. Atsiprašau, aš žinau, kovoju ir matau, kad tu žiūri ir pyksti. O galiu parodyti klientai, kaip gauna, žiūrovam, kaip gauna klientas. Prašau. Tai vat Vikartas, dar kartelį primink adresėlį. Taikos 25, vestuvių vados namai. Jo, bet siunčia į visą Lietuvą. Ir iš šalis skirtingas esame, ir Ameriką siunta. Tai galima, tikriausiai kvailas klausimas, bet turiu paklausti, tai galima ir kitą užsienio kalbą anketą prašyti. Taip. Turiu net ir tų turimų maketų, yra ir rusų kalba kelios anketos, ir anglų kalba. Taip. Gaminom ir lenkų kalbą. Tai tik prašiau klientėm, kad surašytų viską tvarkingai, nes pati nesupratau, ką rašiau. Tai gauna tokią dėžutę, kas šiaip žiauriai fainai. Tu esi tas detalių žmogus, aš matau. Aš esu, nuo pat mažumės man patikdavo tas nes detalės. Nes gaunat ir rašymo čia priemonę. Čia papildomai jau užsisakant. Bet turiu menį, tu teiki tokią paslaugą, ką aš turiu menį, kad žinai, kur nesakai, tai nusipirkit, žinai, ten maksimum. Nes čia padekoruotas, jis yra super. Pupšt. Kad jinai turi kvapą, jau čia šiaip pradėkim. Nes aš sakiau jau tavo irgi, kai iš Nidos į Nidą vežiausi tą knygutę, kad aš gaunu saldainiukų, knygučių, visko, kvapas yra geras toks kaip, ties tokia kaip, mano gal asociacija yra su krem de la krem. Iš ten ir yra. Iš ten, Tai va, tokia palinkėjimų knygutė, žalia mėgstamiausia mano yra spalva. Va čia yra kitas variantas, kaip tu ir prieš tai sakei. Taip, be klausimų. Tik vietą tekstų. Tikrai žiauriai faina. Ir pirmas lapas irgi, kiti žodžiai. Šis yra labai populiarus, jau topas yra gal 5 metai. Taip, tokia padėka. Nes, kaip ir sakyti, ne visi. Kreipinys svečiam. Taip. Ir tu labai aiškiai žinai, ką tu atsiverti. Taip. Turiu, aš tai žinok, surinksiu pats, jaučiau, paliksiu kažkam kitam. Padėsiu tas. Tai man dabar tik tai pabaigai. Kokios yra tavo nuomonė įnamiausios spalvos šių metų palinkėjimų knygų? Šviesios, pastelinės, švelnios smėlio spalvos ir pagrinde modernas. Anksčiau mėgdavo jaunieji neriniukai, kaspinukai, gėlytės, o dabar jau tokio tipo knygučių labai retai. Tai apibendrinant, kreiptis kažkur pusę metų iki. Būtų gerai, jeigu nori visus įsigaudyti. Taip. Galima padaryti visiškai individualias knygas, nes jūs tai pozicionuojatės. Taip. Jeigu kažkam jau dega labai, galima atvažiuoti fizinę. Visada turim vietą daug. Visada vietą turim daug. Gali kreiptis per tikriausiai Instagramą, Facebooką, visur. Taip. Telefonai vieši. Taip. Tai sekit Vikartą, viską rasit. Ir šiaip, ko galbūt į ką. Ar yra toks momentas, į ką reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį, taip renkantis knygą tavo nuomonę? Kuo mažiau detalių, nes, kaip čia pasakyti dabar, kaspinukas yra labai gražu, bet jau tu vargai neįsirišti, bet labai graži detalė. Bet vėlgi švenčių metu jinai būna dažniausiai atrišta, visi surašo palinkėjimą. Tada svarbiausias momentas lapų skaičius. Tipas, kokio nori. Ir vėlgi žiūri pagal savo galimybės, kiek jie norėtų išleisti knygos, nes stengiamės priimti visus klientus. Ir kas nori pigesnių, turime irgi paruoštukų, ir kas jau nori individualios brangios. Tai ką, Viktorija, ačiū, kad atvykai. Susitiksim, manau, su tavo knygutėmis šventėje.
Taip, o aš dar turiu tokią smulkę dovanėlę. O, Tie gal vokeliai. kartais būni ir pats svečias. Taip. Tai sveikinimo atvirutė. Kurias irgi turit pas save. Taip, studijoje galima įsigyti. turime Nes šiaip tikrai. dažnai, kažkai, poros klausia, kaip turi atrodyti, nes dabar vis gėlių vis mažėja. Turime gėlių kaip sveikinimų. Taip, taip. Tai vat išskirtinis vokas, kur tikrai žinos visi, kad jūs, kad nereikėtų, aš pat per savo vestuvės atsimenu, atidarinėjau vokus, galvoju, kieno čia gali būti. Yra su vietoje tekstu ir su kišenėlė pinigėlį. O, teisingai. Praktiškai. Gerai, praktiškai. Ačiū, tai Viktorija. Ačiū. Tai pakalbėjom apie svečių knygas, palinkėjimų knygas, kuo jos skiriasi ir kuo jos galbūt tampa vis kitaip atrodančios ir kaip gali tapti dar labiau personalizuotos. Taip, nemirštančios yra Taip. tos svečių knygos, kad ir kažkas sako nuobodu, bet jos iš tikrųjų nemirštanti klasika yra. Turime tai pripažinti. Tikrai taip. Tai viskas, sezono uždarimas podcast'o. Taip, ir pradžia. Varom dirbti turbūt ir susitiksime rudenį. Taip, stebėkit Susitiksim, mūsų ane? socialinius tinklus, tai būtinai Bet gal tu susitiksim. būsi labai didelė žvaigždė jau. Baigti čia man su Neturėsi tais, su laiko. savo tais, taip, tai jeigu ką kviečiam mum rašyti Instagramus, temas, mes tikrai grįšim rudenėlį, rašykit kokias temas, ką norit galbūt Ir pakalbėti. beje, labai norėtume pakalbinti jaunuosius, kurie planuoja kitiem metam vestuves. Tai jeigu norit Tiesiog ir pakalbėt. gausit už tai nemokamai vietos konsultaciją. Taip, Ačiū Jums taip. labai ir iki kito karto. Iki.